7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ąžuolai 10 dienelių praėjo po sezono, ar pavyko pailsėti? Taip. Ar gali biškai papasakoti, kokios buvo tas trumpas atostogas? Ne, tai buvau Kaune, nieko nedariau. Gulėjau lovoje, jau lauką pasivaikščioti, po laisvės alėją, truputį daiktų perklausčiau. Tai tiek, čia nei kažkur išvažiuoti, nei ką, tai nevažiavau nieko, tiesiog gal po rinktinės kažkur. Daug gerų senų bičiulių rinktinėje, Augustas Marčiulionis, Marekas Blaževičius, turėjote pokalbį kažkokį apie tai, kas laukia? Ne, ir dar nematau jų, bet kažkaip kaip yra vienas debiutantas šioks toks, tai turėjo gal anksčiau atvažiuoti. Laukiai rinktinės, kokiam nuotaikom atvažiuoji šiandien? Jo, laukiu, kaip minėjo jūsų kolega, tai laukiu susitikti su tais bičiuliais, su kuriais gal daugiau žaidžiau, kai moksleivis dar buvau. Tai nežinau, manau visai bus įdomu susėsti kambarį ir išsipasakot, kaip kam sekas gyvai, o ne per žinutes. Ir tai laukiu. Paskui naujų žaidėjų? Iš naujų, jo, iš naujų irgi laukiu, visų laukiu. Tiek su treneriais jau kai kuriais jau pasisveikinom, tai visi, nežinau, nesakė, bet matos, kad jau yra pasiruošę dirbti. Paskutinėme sezono mače LKL buvo kažkokie negalavimai, nebuvo kažkokių pasiekmių po to mačo? Ne, kitą rytą atsikėliau be temperatūros, jau jaučiausi kaip žmogus. Gal truputį, kai pradėjau valgyti jau normalų maistą, gal skrandis truputį sustreikavo porą dienų, bet nežinau, čia 2-3 dienos ir kaip naujas. Tai tiesiog gal apsinuodijimas kažkoks, ar nežinau, nesigilinau, bet svarbiausia gerai jaučiuosi. Žalgiris pradėjo skelbti savo sezonų tarp sezonų darbus, kaip tau jie iš šono atrodo? Gerai. Man gerai. Buvo ta situacija, kai ir Matas Buzelis, po to Matas Buzelis pats sureagavo, buvo dar kažkaip išsitęsęs jūsų kažkoks kontaktas po to laiko? Ne, viskas ir jūs suprantat, kad jokio formai, nei jis manęs tą situaciją matė, nei aš ten stengiausi turėti reikia. Tai dabar labai geras laikas ir vieta, nežinau, susispausti rankom ir susipažinti. Aikštelės atidarime buvo susitikęs su Arvydu Saboniu. Duoda patarimų legenda ar labiau pajuokauja tarpusyje? Duoda, bet Sabonis tokia legenda, kad gal aš tą, ką man sakė, savo ir pasilaikysiu. Neišsiplėsiu, neišduosiu, ką jis man sakė.